Sveiki! Šiandien norėčiau pakalbėti apie savo gėlyno asortimentą. Kadangi augalų yra nemažai, kad neprailgtų žiūrėjimas, video medžiagą padalinau į dvi dalis. Štai šita zona, kurią jūs dabar matote, yra tokia pavėsinga zona, nes namelis užstoja saulę. Beje, toje vietoje, kur yra gyvatvorė, toje pusėje yra šiaurė, o toje vietoje, kur auga dekoratyviniai augalai, yra pietus. Tai mano visi augalai auga priešais saulę ir jie didžiąją dalį dienos būna prieš saulę, išskyrus štai šitus augalus, kurie yra už namelio. Čia jie gauna saulės iš ryto ir vakare. Ir pradėti norėčiau nuo štai šitos kanadinės eglutės konika. Jinai atsirado mano gėlyne, galima sakyti, atsitiktinai. Aš jos nepirkau, jinai buvo padovanota prieš Kalėdas kaip dekoratyvinė eglutė, apipurkšta dirbtiniu sniegu. Man labai visada gaila šitų augalų, kuriuos pardavinėja prieš Kalėdas. Jie dažniausiai savo galą gauna šiukšlyne kur nors, o apipurškimas juos šitų dirbtinių sniegų tai iš vis yra nusikaltimas. Tai šitą eglutę aš išsaugojau, šiaip taip nuvaliau nuo šitų prilipusių sniegų visų ir pavasarį pasodinau gėlyne. Na, vietą aš jai atradau tikrai ne pačią tinkamiausią galbūt, kitos tiesiog neturėjau. Jinai prie namo kampo ir aišku, jai kažkada čia vietos bus mažai, bet aš ją bandysiu genėti ir sulaikyti jos augimą ir labai tikiuosi, kad jinai čia dar ne vienus metus pragyvens. Šalia konikos auga alyva. Tai yra paprasta, ko gero, rūšinė alyva, jinai buvo jau čia, kai mes įsigijom sodą. Ir alyvų turiu 2 krūmus. Štai čia ir sodo ir gėlyno pačiame gale yra dar vienas krūmelis. Aš ją geniu irgi taip pat, neleidžiu jai labai aukštai augti. Dar skiepijau porą šakelių kitų veislių, pasižiūrėsim, kas ten gausis. Na, o po alyvą auga nedidelis krūmelis lanksvos Golden Princess. Toliau yra buksmedis, kurį formuoju apvaliu krūmu. Jo lapeliai šiuo metu yra truputėlį parudavę, nes aš jį apkarpiau ir matyt kažkurie pažeisti lapeliai nurudavo. Labai tikiuosi, kad čia nėra kokia nors liga, o grinai mano genėjimo rezultatas. Šalia auga kadagys Blue Carpet. Tai yra gana stipriai augantis kadagys, aš jį geniu. Ir šitų kadagių aš turiu berods 5 savo sode. Jie buvo jau tada, kada mes įsigijom sodą ir aš juos išsodinau savo gėlyne, jie labai gerai ten įsikomponavo ir esu visiškai patenkinta. Kai nugeniu šakeles, jų neišmetu, o jomis uždengiu tas vietas, kur pasodinu tulpes. Nes mūsų sodas yra apsuptas miškų ir čia ateina stirnos žiemą, pavasarį, jos labai mėgsta pasilepinti jaunais tik išdygusių augalų ūgliukais, tai tulpės būna tos, kurios nukenčia labiausiai. O uždengus šitomis šakelėmis, jos kažkaip tai prie jų taip nelenda, matyt bado šakelės jų nosytės. Tai taip ir apsisaugau. Iš kitos pusės auga kukmedis. Kukmedžius labai mėgstu. Man labai patinka šitie augalai. Nežiūrint to, kad jie auga lėtai, jie yra labai įvairių formų ir labai gražios spalvos ir labai dekoratyvus.
Šitas augalas buvo taip pat šitame sode, kai aš įsigijau, todėl negaliu pasakyti nei jo veislės, apibūdinti irgi nieko negaliu, augas jau čia gana seniai. Buvo gal kokį kartą kitą persodintas, kai formavau savo gėlyną. Ir kaip matot, jisai tikrai nedidelis yra dabar krūmelis. Šiemet vasarą šį dar truputėlį apgenėjau, nes iš pavasario jisai numetė šiek tiek savo spigliukų, pasidarė toksai retokas, o aš jį noriu turėti čia irgi apvaliu krūmeliu. Ir todėl pagenėjau ir dabar jisai atželdinėja, bet štai galite matyti, kiek daug naujų ūgliukų išleidęs, bus tankesnis ir gražesnis. Na ir galės augti didesnis šiek tiek, nes čia jiem yra vietos. O štai čia už jo yra dar vienas kukmedukas, kurį išsiauginau iš šakelės. Tiesiog kažkur tai pamačiau augantį kukmedį ir man patiko jo forma. Forma buvo kaip medelio tiesiog, nes kukmedžiai auga arba taurės formos, arba apvalūs, arba dar kažkokie tai, o kaip medukai jie kažkaip tai retai matomi. Tai vat, kadangi man patiko, tai aš jį prisiauginau, išaknydinau ir štai dabar jisai taip čia lėtai ramiai auga. Kol kas pasodintas į vazoną, nes buvo pasodintas kitur, užgoštas kitų augalų ir nelabai kaip jautėsi, tai dabar jisai čia ir aš jį paskui išsodinsiu kažkur tai į žemę. Šalia auga viksva. Čia šitą viksvą aš atkirtau nuo kitos viksvos, kurią paskui parodysiu. Matysit, jinai man pasidarė labai didelė, užaugo ten, ėmė užgožti kitus augalus, o čia tokie viksviniai žoliniai augalai šitoje vietoje nelabai norėjo augti. Tai aš iš karto pasodinau tokį didesnį krūmelį. Ir žiūrėsiu, gal jisai čia gerai jausis ir bus man toksai viksvinis akcentas. Taip, kitoje pusėje yra raugeriškis. Jisai irgi taip pat buvo šitame sode, kai mes jį įsigijome, tiksliau buvo ne jisai, o jo mamytė. Pasirodo, kad šitie geltoni raugeriškiai nelabai pakenčia saulės kaitros ir drėgmės trūkumo. Jisai buvo išsodintas saulėtoje vietoje, atsiprašau, ne jisai, bet jo mamytė. Buvo išsodinta saulėtoje vietoje ir labai blogai jautėsi vasarą, nuruduodavo vasaros pabaigoje. Visų augalų aš prilaistyti negaliu, tai jo aš irgi nepalaistydavau. Žodžiu, gavosi taip, kad jo neliko. Bet kadangi raugeriškiai labai gerai sėjasi, bent jau pas mane, galite matyti, kiek čia yra sėjinukų. Tai aš vieną sėjinuką pasisodinau ir vėl atsiauginau geltoną. Šiaip jau man geltono kaip ir nelabai reikėjo, bet kadangi šitoje vietoje yra ir daugiau tokių gelsvų augalų, kitaip sakykime, čia, tai jisai čia visai gerai įsikomponavo ir jam čia visiškai patinka. Jisai nekenčia nuo sausros, nekenčia nuo saulės ir kas yra man labai gerai, jisai nebūna toksai ryškiai citrininį geltonas, jisai toksai daugiau salotinis ir šitas spalva man labiau patinka. Toliau yra cūga. Kanadinė cūga. Na, čia buvo tas spontaniškas pirkinys, kai pamatai augalą, įdomų, gražų ir nusprendi, kad tau jo reikia. Visiškai nepagalvojęs apie tai, kur kaip tu jį įsodinsi. Gėlyne. Tiesiog nusipirkau ir pasodinau šitoj vietoj. Kol kas esu visai patenkinta, jis čia visai neblogai atrodo. Tik tais tiek, kad jisai jau tikriausiai būtų gerokai didesnis, jeigu ne stirnos ar kiškiai, nežinau kas, pirmais metais jį gerai apgenėjo žiemą.
paskui aš jau jį dengdavau. Dar buvo jisai numindytas, kada buvo tvarkomas namelis, irgi žiemos metu. Po sniegu jo kažkas nepamatė, perlipo irgi aplaužė. Na, bet dabar jisai yra atsigavęs ir čia visai neblogai jaučiasi. Sekantis augalas yra puskiparis žirniavaisis, bulvard. Tai irgi augalas, kuris mano užaugintas iš nedidelio daigelio, iš augliuko nedidelio, kurį nusipirkau prekybos centre. Ir turėjau šiek tiek su juo vargo, nes jisai, nežinau, turbūt, nors rašo, kad nereiklus dirvai, bet man jisai neaugo kitose vietose. Čia gal kokia 4. vieta, kuris yra pasodintas ir tik šitoje vietoje jisai pradėjo normaliai augti. Jisai linkęs mesti šakeles, tiksliau nemesti, bet nuruduoti. Na, visų spygliuočių šakelės arba spygliai nuruduoja, bet problema yra ta, kad šitas augalas šakelių nurudavusių nenumeta. Jisai taip jas ir laiko. Ir jas reikia tiesiog pavasarį ypatingai pereiti ir nukarpyti, iškarpyti, nes kitaip jisai atrodo tikrai negražiai. Štai čia yra dar vienas kadagys Blue Carpet, o priešais yra dar vienas buksmedis. Šitą buksmedį aš geniu kaip medelį. Aišku, dabar nesimato jo formos, nes jisai negenėtas turbūt jau 2 metai ir reikėtų apgenėti. Bet šiemet aš jau to nebedarysiu, kadangi nebe laikas ruduoja, tas metas, kai reikėtų genėti lapinius augalus, bet šiek tiek parodysiu, kaip gražiai gali atrodyti buksmedžiai. Jų yra labai gražus stiebai. Jie yra šviesios spalvos ir tokie išraiškingi. Šakelės auga gražiai iš šono ir jį gražiai apgenėjus galima padaryti labai gražų augalą. Tai tai buvo padaryta kažkada, bet dabar apleistas. Žodžiu, kitą pavasarį arba vasaros pradžioj aš prie jo prieisiu ir jį sutvarkysiu. Čia prie kadagio dar auga vienas puskiparisis, tai yra puskiparisis bukasis. Jisai yra tikrai gana nejaunas, jam metų jau yra daug. Bet jisai, kaip matote, yra labai mažiukas, nes aš jį karts nuo karto apgenėdavau. Šiaip jo forma buvo tokia gana sudėtinga, savotiška, o aš jo norėjau padaryti tokį labiau kaip medelį, kaip bonsiuką, ir teko jį ir persodinti ne kartą, ir apgenėti, tai jisai dabar toksai, taip ir atrodo. Prie terasos kampo auga vijoklinė rožė. Tai yra rambleris ir žydi 1 kartą. Žydi gausiai, gražiai, bet žydi 1 kartą. Tai irgi palikimas ankstesnių šeimininkų. Dabar aš tokios rožės gal nesodinčiau, sodinčiau kažkokią, kuri žydi bent 1 kartų. Ir jinai labai spygliuota ir labai sunkiai uždengiama žiemą. Ją žiemą reikia prilenkti, uždengti būtinai, nes jeigu neuždengi, jinai nušąla. Nebūna tada žydėjimo. Bet kol kas, kol aš jos nesugalvojau ko pakeisti, tai tegul jinai čia ir auga. Priešais terasą, štai tokia mano yra augalų zona. Čia yra jinai tokia simetriška, pusiau simetriška, viduryje auga rožė Angela. Iš šonų yra levandos, o dar toliau iš šonų yra kupenos. Šito šono auga šermukšnelapė lanksvūnė, kurią auginu vazone, nes jinai leidžia šaknų atžalas, kurios paskui pradeda leisti ūglius ir plečiasi, panašiai kaip alyvos.
gana taip agresyvokai, man šito nereikia, tai aš ją auginu vazone ir kartą per 2 metus ar per 3 metus persodinu tiesiog. Apgeniu šaknis, pakeičiu vazoną, jeigu reikia. O šitoje pusėje auga dar viena rožė, vadinasi, jinai popiežius Jonas Paulius II. Tai yra balta rožė, labai skaniai kvepianti, labai gražiai žiedais, bet labai bijanti lietučio. Ir nuo lietus jos žiedai paruduoja, pasidaro negražus, tai kartais galim pasidžiaugti jos grožiu, o kartais tas žydėjimas labai sutrumpėja, jeigu būna lietingas periodas. Štai čia auga sibiriniai irisai. Jie man uždengia vonę, į kurią renku lietaus vandenį. Kai įsigijau sodą, sakiau, mano sode jokių vonių su vandeniu nebus. Bet dėja, lietaus vanduo reikalingas. Kažkur tai kitur jį surinkti yra problematiška. Tai palikau aš čia šitą vonę, kuri ir buvo, tik tais apsodinau ją irisais ir jinai praktiškai yra nematoma, man akių per daug nebado ir tiek jau tos aš jau čia su ja taip ir gyvenu. Ir štai čia yra dar vienas kadagys, kuris auga siaura tokia laja. Tai yra kadagys Arnold. Rinkausi šitą kadagį dėl to, kad man reikia tokio siauro aukšto akcento. Rinkausi iš kelių augalų, tai prieš tai dar įsigijusi esu kukmedį, Wojtek, kuris irgi yra siauras ir aukštas, bet Wojtekas bijo saulės, jį mėgsta stirnos ir jisai auga gana sunkiai. Tai labai tikiuosi, kad šitas kadagys bus augesnis, greičiau užaugs ir greičiau aš gausiu tai, ko man reikia. Čia yra soruolė. Štai čia yra pušis, paprasta lietuviška miško pušis. Jinai auga pas mane gana seniai, bet yra nedidelio ūgio, todėl kad aš ją formuoju. Formavau ilgą laiką jos šaknyną, jos lają ir dabar jinai, nežiūrint to, kad turi tikrai nemažai metų, yra palyginus nedidelė. Tai vat čia man reikėjo tokio didesnio spygliuoto augalo. Ir aš nusprendžiau šitą pušį pasodinti vat šitoje vietoje. Žinoma, aš ją formuosiu, žinoma, aš ją genėsiu, nes kitu atveju, jeigu aš paleisiu ją augti kaip jinai nori, tai jinai čia užaugs ir iki 20 metrų po kiek laiko. Čia yra plukė. Veislės nepasakysiu, nes pirkta turguje. Kaip žinia, turgui, kai perkam, retai galima augalų veislės sužinoti, bet aš ją įsigijau todėl, kad jinai yra rudeninė plukė. Pas mane auga vasarinės plukės, kurios yra tikrai labai didelės, labai gražios. Man jos labai patinka, bet man reikėjo rudeninės plukės. Tai vat šitą plukė įsigijau pernai rudenį, jinai jau žydėjo rugpjūčio mėnesį, pabaigoje rugpjūčio buvo aišku, kad tai tikrai rudeninė. Ir va dabar aš jau čia 1 metai, kai jinai pas mane žydė, matau, kad jinai gerai jaučiasi, plečiasi ir aš ją dauginsiu ir paskleisiu po gėlyną kitose vietose, kad jinai man duotų va tuos gražius rudeninius žiedus. Šalia plukės auga dar viena soruolė, už jos yra penstemonas. Penstemoną įsigijau pernai vasarą, šiemet 1 metai buvo, kai jisai žydėjo pas mane. Labai man patiko. Aukštas, gražus, labai gražiai žydintis augalas, visžalis. Praeitą žiemą peržiemojo gerai, nežinau, žiema buvo tokia labai šilta, bet dėl viso ko aš jį pridengiau.
Matysiu, kaip šiemet bus. Aš jį pasidauginau, kokį vieną kitą krūmelį gal paliksiu nedengtą, kitą uždengsiu, matysiu, kaip žiemos visiškai nedengti bijau, nes tai ne visai mūsų zonos augalas ir bijau, kad jisai gali neperžiemoti. Dar viena soruolė. Čia yra rožė Ascot. Rožės šiemet su antru žydėjimu labai vėluoja, todėl manau, kad jinai nelabai peržydės, nebent ilgai užsilaikytų šilti orai. Nes dabar tik tai sukrovusi vieną kitą žiedelį, tai nežinau, ar čia jisai dar spės peržydėti, kaip ir bando skleistis. Taip, o šitie violetiniai žiedai yra anyžnio lofanto. Tai yra augalai, kurie mano sode sudaro tokius masyvus. Šiaip augalai yra nežemi, labai mėgstami bičių, kamanių, arbata skani iš jų. Tai yra vaistiniai augalai. Juos geriausia būtų sodinti gėlyno gilumoje, bet jie, kadangi patys man prisisėjo, tai šiemet kaip tik jie prisisėjo. Čia šitoje vietoje gėlyno pradžioje, aš juos ir palikau. O iš tikrųjų tai reikėtų juos ten už šitos rožės kažkur tai pasėti ir tada truputėlį gražiau atrodytų, nes užstoja šiek tiek rožės ir kitus augalus. Štai čia yra dar viena pušis. Tai taip pat yra pušis paprasta, lietuviška, jinai mano irgi buvo formuota, bet dabar po visais šitais augalais nesimato jos viso grožio, bet aš ją dabar irgi auginu šiek tiek aukštesnę, kad jinai man čia išlystų po visų šitų rožių ir kad aš galėčiau matyti jos visą struktūrą, šitą žalumą. Jinai pasimato ir kaip ir kitos mano pušys, tik tais vėlų rudenį, kada nunyksta šitie visi žoliniai augalai ir anksti pavasarį. Už šitų lofantų žydi rožė Leonardo da Vinci. Leonardo da Vinci aš turiu 3 krūmus. Visi jie yra savašakniai, aš juos pasidauginau iš motininių augalų, tiesiog prisidaiginau, užsiauginau jų šaknis ir jie gana neblogai jaučiasi. Šiek tiek bijojau, kad rožės savom šaknim neskiepytos gali prastai žiemoti arba prastai žydėti, bet kol kas su jomis viskas gerai. Štai čia dar vienas Blue Carpet kadagys. O čia yra hortenzija Vimsret. O už jų yra rožė.